Tai yra tam, kad ugdytume pasitikėjimą subtiliu pasauliu, savimi, vienas kitų pasitikėjimą. Kaip ir sakom, viskas, jau tu nepasakysi, kad tu nebejauti. Tu negali pasakyti, kad tu netiki, nes jau viskas, jau gydomoji energija išsiskleidė, jau pajautėjai, patyrėjai. Ir tai yra tarsi kuras mums kaip žmonėms keistis. Nes iš tikrųjų, kada mes patiriam sudėtingas situacijas, emocijas, mintį reikia įvaldyti, iš tikrųjų yra visa kame didžiulis darbas ir tam reikia resursų, nes mūsų jėga, mūsų sąmonės klaida turi atitikti mūsų, vadinkim, žemišką sąmoningumą. Nepaduos daugiau galios, jeigu tu neįvaldai emocijos. Nepaduos tos situacijos kažkokios arba, tarkim, idėjos, projekto, ar ne, kuriame bus reikalaujama daug arba tvirto tavo stuburo, tvirtos tavo galbūt ašies stabilumo. Ir tą mes turim tiesiog ugdytis. Tiesiog ugdytis dėl to, kad ta idėja, kuri galbūt yra aukštai ir ne mūsų tie gebėjimai, jie turės atitikti su mūsų žemiškais gebėjimais, su mūsų kaip žmogaus paprastų gebėjimų. Ir kartą ne kartą iš tikrųjų būna, kada patyri subtilioj erdvėj, kad yra visko labai daug. Ir ten tiek daug, atrodo, psichika lūžti gali, ar ne? Atrodo, kaip aš šitiek pajėgsiu padaryti? Bet tada supranti, bet palauk. Aš užaugsiu, aš pasiruošiu tą poziciją, kada man tai visas ateis, tas žinojimas, kažkokia informacija, tarkim. Ir kaip bebūtų, žmogus pirma yra vis tiek, kaip mes sakom, ta žemiška sąmonė, žemiška struktūra su visako, su įkrova didžiulė. Ir sunkiausia turbūt ir yra tos emocijos ir mūsų mintis, nes tai yra sunkiausia tai, ką mes turim įvaldyti, bet apie tai turime nuolat kalbėti. Kada jau tu viduj suvoki, kad ta emocija yra tik iliuzija, ta emocija greičiausiai ir tik pasiekmė kažkokio tavo susierzinimo ar minties, tu jau, sakydavau, išjaus kaip meilė tai emocijai. Man nepavykdavo to padaryti, niekaip. Aš suvokiu, kad tai nereikalinga mano struktūrai ir tiesiog ir sako, pakeis požiūrį. Aš tada stebiu, gerai, mane erzina, kažkas suerzino ar ne. Ir galvoju, jeigu aš tą pyktį, nepasitenkinimą bandau pamilti, man dar labiau suerzintų. Tikrai dar labiau suerzintų, toks vadins atmetėms, kaip aš galiu mylėti to, ko aš nenoriu turėti savai. Tai yra įmanoma, jeigu jums viduj taip gaunasi. Čia sakau, kad neteisingai. Bet sako, tu pabandyk pakeisti požiūrį, poziciją, nes mes turime ugdyti savį, gebėti į situaciją, pažiūrėti kitais kampais, net ne kitų kampų, bet kitais kampais, ar ne? Aš kažką baimę matau ir yra kitoj pusėje pagarba. Galvoju, tai palauk, ką čia man reikia pasirinkti, galvoju, kur aš čia eisiu. Ir vėl tai yra pozicija, apsisprendimas. Ir priėmiau apsisprendimą, kad ne, aš tos baimės nesirinko, aš renkuosi pagarbą. Ir pajaučiau pagarbą ir ta baimė išnyko. Vėliau mes nagrinėsime vėlesniuose etapuose, kaip tai susiję, pavyzdžiui, su kolektyvinė sąmonė, ar ne? Jeigu aš jaučiu baimę, tai galbūt ta baimė net ne apie mane yra. Ir aš tiesiog tai kaip žmogus turiu transformuoti, ir nors aplinkoje pas mane niekas nevyksta. Tai čia ateityje apie tai daugiau kalbėsim. Ir sakau, tai man tas kūnas taip lyg skauda, viską, kai aš tai galvoju, dar jam sakau, tai aš tavim rūpinuosi, viskas gerai, yra, žinai. Jo, sako, įmeti į vonią, sako, ir viskas. Aš kaip suprasti, galvoju, įmeti. Nes minties, aš tame pati nebūnu, aš, tarsi, vonioju, ilsiuosi, ar ne. O kur mano mintis, kur aš pati esu, neaišku, žinai, kokioj situacijai, arba kokiam apmąstymė kažkur, tai sako, tiek iš tos naudos ir yra, žinai, Tai vėlgi, tai yra sąmoningumas ir pastebėjimas, kur aš esu tą akimirką, kai aš kažką darau. Visada, ką tu omeny, kiekviena meditacija yra kažkas, ką tu turi nešti. Tai yra tikslingumas. Ne tik taip, jeigu, pavyzdžiui, tu nori tik patirti erdvę, tada tu sau sakai, taip, aš noriu patirti erdvę, noriu patirti savo sąmonę, noriu paskraidyti tiesiai šviesiai pasakysiu, ar ne? Gerai, viskas skirk savo laiko, tai yra tavo pasirinkimas, viskas su tom gerai. Bet žinok, kad tai nieko neįneša tavo gyvenimą. Ir irgi viskas ir tvarkoja, bet tu turi tai žinoti.
O kada mes norime keisti save, keisti savo gyvenimą, įnešti pokytį į savo gyvenimą, vadinasi, kiekviename tame turi būti kažkas, ką tu parsineši aiškiai. Galbūt į fizinį kūną tu pajauti aiškiai stabilumą. Tai irgi ir gerai. Nebūtinai tu ten turi kažkokį faktą, idėją, labai parnešti kažkokį, ne. Bet tai turi būti vis tiek fiziškai kažkiek tai apčiuopiama, kad tu galėtum būti tame. Pavyzdžiui, tarkim, pajauti labai lengvumą. Parėjai iš meditacijos ir veik su tuo lengvumu. Tada tai taps tavo realybė. O jeigu mes išmedituojam ir grįžtam, ir vėl į tą stresą kažkokį grįžtam, ar ne, tai tas lengvumas jisai nesužiburdinėja į mūsų gyvenimą. Jisai ir liks ten tik toj erdvėj kaip subtilus patyrimas ir viskas. Tarkim, kad ir nuskaitom kokią informaciją apie ten kažkokią, tarkim, substanciją, dar kažką, vis tiek rezultate tu turi užčiuopti tai, ką tu gali pasakyti žmogui, ką jis dabar turi daryti. Nes kitaip nebus iš tos tiesos visos didelės, ar ne? Nebus esmės. Galbūt ten aukštai ta tiesa mažiau suprantama, bet vis tiek jinai, kaip sakė, susispaudžia ir įeina į mus, į žmonės. Ir jeigu mes dabar nepradedam daryti, tai ta tiesa yra tik tikimybių laukia. Tik kažkur kaip variantas, kaip prielaida galim sakyti, ar ne? Bet tai ne faktas dar, kad tai yra. Ir tik žmogus gali tai tvirtinti savo gyvenimą, savo apsisprendimus, savo požiūrių. O apsisprendimą ateityje reikės labai daug priimti, tokių vidinių savo, ne kažkam, čia kažkam įrodyti nieko nereikia, bet savo pačiam, ką aš noriu daryti, kas man yra svarbu, dėl ko aš kuriu, kam dirbu, čia buvo toks vienas. Man atrodo, kunigai čia ir galėtų užrašytas, kam dirbi, ar ne, šitoj, Jo, man atrodo, vis užrašytas irgi. Ir toksai praplečia tą suvokimą, praplečia tą tokią mintį, kada mes kalbame apie naujumą, naujas savybės, savo duotybės, tai yra taip kitokio dažnio, kad mūsų struktūros turi atlaikyti. Vadinasi, aš kaip žmogus turiu pasirūpinti. Čia buvo antroji berods pakopos savo švara. Švara ateina tik su laiku, jinai nėra kažkur, negalėtų jos pasiimti, neateina per patirtį, per susitikimus su žmonėm, per situacijas, kada išlieki stabilus, per tyrumą, kada tu savo veiksmais parodai tą tyrumą. Buvo momentas, kada žmogus sako, aš taip noriu to tyrumo, taip jį išjausti. Ir jinai iššūk, nes mes kiekvienas esame sąmonė, taigi tas tyrumas yra mumise. Bet yra vienas, kada tu jauti jausmą, o visai kitas, kada tu esi situacija ir turi išlikti tas tyrumas. O kuris visada sako apie tyrumą, ne jausmą. Apie tyrumą, kada tu tiesiog elgiesi taip, kaip tu jauti, taip, kaip tu turi elgtis iš tikrųjų savo vidumi, net nesvarbu, ar tai yra teisinga ar neteisinga. Nes tyrumas nėra elgtis tik gerai ir tik teisingai. To nėra, kuris jisai neskirsto, čia tie blogai elgesi, čia tie gerai elgesi. Ir kada aš mąsčiau apie tai, kaip kuris norėtų, kad aš gyvenčiau, tai yra vienas tai, kad elgis taip, kaip turi elgtis savo širdį. Ir nesvarbu, ar tai teisingai ar neteisingai, nes tu nežinai, kas yra teisingai ir neteisingai. Ir kada mes nusimetam tą tokią siekiamybę, elgtis tik gerai, arba tik kažkaip sąžiningai. Taip, tai yra mūsų dorybės, kaip žmogaus dorybės, kurias kiekvienas žmogus iš tikrųjų palaiko. Ir net atrodytų pats blogiausias žmogus pasaulis, vis tiek sakys, aš noriu būti geras. Vis tiek jisai viduje, jisai sakys taip, ar ne? Nesvarbu, kaip jisai elgis, bet jisai taip sakys, nes tai yra žmogaus prigimtis, vis tiek mes norime būti geri, ar ne? Todėl vėlgi turi būti tolerantiškas ne tik savo, bet ir kitam. Tas irgi yra labai svarbu, nes kai kada pats eini į grinumą, bet kito grinumą nelabai nori matyti. Pavyzdžiui, matai, kaip žmogus aiškiai tau meluoja, ar ne? Tiesiog ateini tau įks ir meluoja. Tai skaudina, nes tu matai. Tai tas tokia turi būti ir drąsa, kad tu matai, bet tu žinai, tai yra jo pasirinkimas šią akimirką ir viskas, žinai. Arba ten kažkaip dar kitaip atliepia. Bet vėlgi mes turėsime įprasti neieškoti savy problemų, kodėl atėjo žmogus man meluoja. Jis tiesiog meluoja ir viskas. Ir tai yra faktas, nereikia kažko labai išsimastyti, žinai.
Tai va, ir mes irgi tos faktus vis labiau pradėsim matyti savo gyvenime ir tuo remiantis mes priimsim kažkokius sprendimus. Ir jeigu tu palaikai santykius su žmogumi, kuris tau aiškiai meluoja, nu tai tas naujumas neprokurniai, jis sutraiškis arba tą žmogų, arba tave, čia vienas iš dviejų. Na. Nes netitiks tiesiog vibracija ir jis sako, tu kur serga, nu tai va, ir viskas. O tu turėjai pasakyti galbūt ne, viskas, aš tu nenoriu bendrauti, nutraukiu ryšius, nes tiesiog nebenoriu ir viskas. Ir problemas nebėra. Atrodytų galbūt griežtume, tokiam galbūt ir negražiam pasakymui, ar ne, kad tu žmogau man meluoji, dėl to aš tu nebendrausiu. Bet tai bus pats tyriausias tavo sprendimas ir pats elgesys tyriausias, nes tu pasielgsi nuoširdžiai. Taip kaip tu matai. Ir jeigu tau kenkia, vadinas kenkia. Ir viskas. O su laiku matysime greičiausiai ne tuos žmonės, kas mums meluoja, o matysim tuos, kurie neša mums gebėjimus, galbūt per savo kažkokį talentą matysim, ar ne, aš taip, jo matom tas gražiasias savybės. Bet negalim pasirinkti, kad tik matau tik gražias savybės, kada matai ir tą, tada tu rinkėsi. Bet kada matai tik tą, tada tu nieko nesirink, tu matai tik tą. Tada nebėra pasirinkimų.